Sveiki, kas dar kartą prisijungėt, kada čia paėmiau biškį anksčiau, atsibūdau laukti realiai. Pažiūrėsim, gal kažkas Sazaną kokį kals. Situacija liūdna, sveikas avažinė. Labas, labai situacija liūdna. Žuvies visiškai nėra. Nėra žuvies visiškai, žodžio. Jo, varžybos. Plūdinės klubų čempionatas. Aišku, dar liko 2,5 valandos, dar laiko yra, bet žuvies nėra. Bet žuvies nėra. Ir vėjas į krantą, atrodo, turėtų būti kaip tik čia tau pusė iš to žuvies, bet nėra. Mačiau dar kažkas Jurbarke sėdė. Bandau gauti karšį, kad Jurbarke irgi. Prastai žodžio, karšio nėra. Tai ar čia slėgis keitėsi ar kas, bet žodžio. Situacija liūdna. Liūdna situacija. Galimas variantas, žinai, galimas. Čia tų šamų ir čia ir skirvytė pagavo, juk, žinai, buvo. Ir tam Nemune yra. Tie šviliai gal atsigavo, tie šametai, jie buvo uždaužyti, to viešviliai tai su kablės iš trišakės iškapoti. Iškapoti. Svoriai tai bus prasti labai. O kas ta? Kristumai, geras klausimas. O tu kas? Kažkas reikia. Kažkas reikia. Gal turi ką nors gero. Sveikas, seni, dėkui. Šiandien vienintelė išeitis tik tai ištraukti Sazaną. Kas Sazaną ištrauktas. Jo. Kas ištrauks Sazaną, tas ir laimės bakimba. Pūkiukai, ešeriukai, žodžiu, vajyti viena kita, labai sunkiai. Tai labai prasta situacija, realiai. Tas žmogus ten, kur turi 3 Sazanus, tai kol kas lyderis labai didelis. Jo, ir ne čia Lietuvos plūdinės klubų čempionatas. Tai dėkui širdelė. Vyksta oras, biškį galėtų pasitaisyti, būtų smagiau. Gaila, kad žuvies nėra. Labas. Jo, perni. Įsivaizduosiu tokio, kaip Sazaną traukti reikia. Tai būna kosmosas, karačiai. Tai tų karosų šįmet, nežinau, čia tie metai tokie karosiniai, žinai, daug tų karosų pagauna, čia tų skirvyti čia jų. Parėjo masiškai, žodžiu.
Yra kitų sazanų. Sazanus, kaukarosų. Oras tai kosminis, karačiai. Kosminis. Jo, čia. Dabar vyksta šėrimas, jis pasišėrė. Kur čia Gabriel? Skirvytį. Trečia betonkė. Taip, įdomu, ko čia man rašo. Neįdomu čia. Pagrastukas yra tos vietos, varyk ir žvejauk. Klausimas, ką pagausi. Atvaryk šiaukę dieną gaudyk. Matyt, ir pagrastu, kad pats net nevažiuoja čia turbūt žvejot, ne? Kažkaip taip atrodo, kad net nevažiuoja. Bet kad sėdi ir nieks nieko nepagauna, tų skirvytį, va kur bėda. Sėdi ant tų sazanų, pavieniai, tie sazanai vieną kitą pagauna ir viskas. O kas iš to, kaip čia prisėdė tų žmonių. Naudos nulį žodžiu. Čia va šitą žmogų, 3 sazanai yra. Lyderį šitų varžybų visų. Nu nebent dar kaip pas kažką atsistos, bet dar laiko yra 2 valandos zatai. Sveikas, kad žydė, sveikas. Dėkui. Bet man va keista, kad nėra kitos baltos žuvies. Lakučių, tarkim, kojyčių daugiau. Ar tik randučių turėtų būt, blek. Bet jų nėra. Jų nėra. Plūdės pas visus, kai matau, tai klarusų pagrindas eina. Kokių 3-4 gramų plūdukės.
Romen nesunki ta meškerė. Nesunki. Čia anglies pluoštau gero, brangių šitus meškerį, dėl to jūs ir kainuoja ten kokius 2000–4000 eurų, jeigu kainuoja, tai įsivaizduoju. Jo. Yra, manau, kad yra dar brangesnių, žinai. Tai aišku, yra ir pigesnių tų, kaip sakau, botkočių, žinai, yra po kelius šimtus, tai po 500, žinai. Bet šiaip įranga, plūdinės varžybos, Daina sako, nuo 1000 iki 4,5, tai įsivaizduokit kokią kainą. Tai jeigu pradėti plūdinės varžybose, va tokiuose dalyvauti, tai nežinau, kiek reikia pinigų investuoti, kad galėtum. Dėl to Lietuvoje tas sportas plūdinės, jisai yra, ir kaip pasakyti, yra mažai labai žmonių, kas gautų. Dabar kam nesunku, kas dar nepasiekė, pasiekėt, dėkui, kas pasidalinot. Viskas yra pohui, bet kaip reikia žiūrėti už kokius 15 metrų tą mažytę plūdytę, tai vargėte. Kiek matau, bandau laidą daryti. Dėkui, papa Karla, pasiekė. Kažkas jau su maču bandau gaudyti žodžiu, bet nėra žuvies keista. Dėkui, tau irgi nežvinu. Bandau su maču gaudyti. Toks vaizdas, gal ta žuvis toliau atsitraukus. Bet kad tos smulkios žuvies čia yra, tai faktas, jos turi būti. Negali būti taip, kad nėra. Gal toli kažkur atsitraukus. Kažkurie ten šėrimas darys. Lipdausi kukulius, darys dasišėrimą. Tai faktas, ja. Bet su tuo feederiu irgi ten stebuklų nėra, žinai. Stebuklų nėra ir su tuo feederiu. Užsidedu kaušelį jau. Aš kiek įsivaizduoju, tai manau, kad būtų galima ir su 4 metrų. Ir su 4 metrų gaudyti, bet aš abejoju, ar tu pagautum ką su 4 metrų. Nors vienais metais buvau atvažiavę, žiūrėjau, tai tėvukas šis toks įdėjo. Tai jisai gaudė su ta sportinė, ten 4 metrų ar 5 aukšlytas gaudė prie krantų, žinai. Ir gan neblogą svorį padarė, žinai. Jau parūkys, matau jau. Tai panašu, kad kažką turi. Gero. Einam žiūrėti, jo. Kažkai nesazana gal. Ne, taip apsisukė. Tišiščiai. Nemiščiai.
Kana žiūrėti, nuruoštis jau, tai tau nežvino. Labai suprantu, ką jis daro. Tai apsisukė kažkas. Gal sezoną kokį turi. Gerai, traukit aš. Girdėjot, ką sakė? Turbūt nelabai. Žuvies žodžių nėra. Šiek brau išėjo parūkyti. Stojo. Tai prarado viltį. Nėra žuvies gaila. Čia kiek matau 13 metrų ilgio šitas pasidaro. Iškerikutis. Svėrimai bus geri, ką čia įtariu. Kažkai bus po kilogramą surinkę žuvies, abejoju. Da, tas vėjas, bля, tiesiai į veidą, ką čia. Rastų yra. Galimai. Bet kiek suprantu, galima gaudyti ir su maču. Čia buvo tavo su maču gaudo. Iš toliau ištraukė šeriuką, va. Kas yra labai gerai. Jau 2 žmonės, matau, su mačais gaudo. Paseimė su ritem. Ne, Vitalijus. Čia tas vienas yra, kaip topas vadinamas, pagrindinis. Vienas pagrindinis, o paskui tos viršūnės. Tiksliai nežinau, bet aš įsivaizduoju, kad jos tikrai pigesnės, nekainuos 3-4 tūkstančių. Tai čia tas ilgas vienas pagrindinis, o paskui prie jo užsideda viršūnė ten. Plonesnė, kiek suprantu, stauresnė. Viena jaukinimui žodžiu. Bet čia įmanoma ir pigesnė, aišku, nusipirkus gaudys to pigesnių, žinai. Bet tu čia galėjo, kaip pasakyti, kad ir už 5 tūkstančius nusipirkti, bet jeigu ta žuvis nekimba, tai naudos nulis. Jo, valiuliuose, tikrai valiuliuose būtų smagiau buvę. Va, tai bent žuvies yra, žinai. Bet ir čia tų, kaip sakau, žvejų nedaug, tai aš manau, kad būtų tilpę valiuliuose. Jo, čia pritariu. Bet čia matai, kaip sakau, vyksta treniruotės dėl to, kad ne visada liūdna. Būna kartais, kaip kada ir pagauna, žinai. Bet jie ruošiasi, kaip sakyt, ruošiasi kitom varžybom, žinai. Gaudo to jau apie, kad
būtų pasiruošę. Aš kiek matęs, jie labai retai stovinčiuose gaudo. Ten dažniausiai saugia kanalai kitose šalyse būna, žinai. Jau trečias įsitraukė su ryte. Suprato, kad ryte žuvies nėra. Nežinau, neįsivaizduoju. Bet šnekėjau, sakė, bus rugsėjo mėnesį antroje. Man buvo minėjo, kad bus. Žiemą šnekėjau su Robu Rakščiu, tai sakė, kad bus žodžio antroje. Dabar šnekėjau, tai sakė rugsėjo mėnesį žodžio. Tai atvažiuosim vėl pasižiūrėti. Čia gal togus. Tos vietos gal jie naudesnis vėl, nežinau, ne? Miškas, kada čia miškė. Jo, bet mačiau buvo, kaip pasakyti, yra to jaunimo, mačiau. Šiandien kažkaip nesimato lygiai. Žinai. Vienas dalykas, brangus sportas labai. Labai brangus sportas. Nekainuotų viskas tokius pinigus, kiek dabar čia reikia, kad atvažiuoti šitas varžybas. Tai aš manau, daug kas tą plūdinę gaudytų. Kies dalykas, ta plūdinė buvo biški sugadyta, jinai daug metų čia. Dabar perėmė vadovavimą kiti žmonės. Biški taisosi rezultatai, ta prasme, gal bus viskas gerai, žinai. Gal ir bus gerai. Tai su fideriu faktas, kad didesnė, žinai. Bet čia yra menas, kaip sakau, žinai. Bet šiandien va 3 sezonus vienas išėmė, tai žinai, tai su fideriu kažkai kiek tų sezonų pagauna, o čia 3, vienas, tai gražu. Įdomus tie jų mačai, tokie labai įdomus. Įdomi čia gaudys ties mačais. Vėjas, vienas dalykas, labai stiprus vėjas, blecha. Labai stiprus, toli neužmesi žodžio. Jo, baloninį.
Šitą primavom. Dar 2 valandos bus gerai. Dar 2 valandos ir bus gerai. Jo, susidaro, bet matai, kas yra, kaip pasakyti, feederį tu gali biškį paprastesnės gaudytas, tais feederį, o čia labai jau sudėtinga būtų, jeigu pradėtum labai pigiais gaudyti, žinai, tai tais po 500 eurų, sakė, yra. Aš kažkada domėjausi, tai čia labai pasijaustų stipriai. Čia biškį, kaip sakyti, jaukų reikia daugiau ir gyvų, čia pas juos didesnį kiekį, man atrodo, eina, jeigu aš neklystu. Žodžiu, brangi žvejyba. Bet kas mėgsta, va gaudo. Skirvytį čia, rusnį. Skirvytį. Pažiūrėjau, žaiskim pūkučius traukia. Pūkučius ešeriukų žodžiu. Vyksta dasišėrimai. Pasišėrė. Kažką keis dabar. Sveikas, kunigaikštis, sveikas. Kunigaikšti, kodėl ne prie Nemuno? Mačiau, sakė, žmona neleidžia. Žvejot, uždraudė viskas. Namie prie radiatorius parakytas, ne? Juokėtis.
Tiek reikia plūdžių vežtis. Man tiek čia plūdžių surišta sistema. Čia kosmosas, karočią. Kosmosas. Aš važiuoju į varžybas, vežuosi, karočią 10 paruoštų. Kai važiuoju į varžybas, tai biškį yra skirtumas, ne? Dabra. 10 matų motovilų vežuosi kažkur paruoštų. Man pilnus akys būna. Jo. Ja. Čia profai gaudo. Profai. Galėtų tas vėjas, blecha, nurimt. Biškį. Bėk. Varai žvejot gal. Negaišti varyk žvejot. Ne, nevarai žvejot, blecha, kas yra. Užsikodavai nuo žvejybos? Kai žiūrėt praeina, nenumuštų čia. Užsikodavai? Kodėl nevarai žvejot, pradėsi žvejot kaip ir aš, kada karštis baigsis, ne? Čia ryšio nėra, ne vieną galą. Kažkur, aš nieks niekur negaudau, realiai. Turėtų ryšys pagerėti, bet šiandien esam link bokšto. Va kaip vėjas. Tai čia taip ir būna, karočią. Nebūna tų ryšių. O neatsigauna. Biškį atsigauna. Krauklis.
Kažkokia reiks perimt laivą. Čia ryšys nesigauna, tai tada vėlgi. Ir neatsigauna ryšys. Labas, Agnieška, dėkui. Ir neatsigauna. Kur čia? Skirvytė, trečia krantinė. Vyksta Lietuvos plūdinės klubų čempionatas. Trečia betoninė krantinė. Labas, Agnieška. Atvažiavau pažiūrėti, vyderis jau, kaip sakau, baigėsi. Realiai dabar liko ten jiem bubuliai, man atrodo. Tai ten nėra ką žiūrėti. Garso nėra. Rimtai garso nėra. Parašykit, kas nors girdit mane, negirdit. Yra viskas. Gerai, supratau. Super. Žilvinai, pasigarsyk tada. Pasigarsyk tada turi. Laukiam, dar gal koks sezonas išės. Dar 2 valandos likę. Biškį taisosi oras, ble, kad vėjas nurimtų, tai būtų labai gerai. Jeigu nurimtų. Čia tik suprantu, biškį arčiau krantų bandau gaudyti. Jo. Čia visą šitų telefonais pritraukta, ne? Eina, matosi, bet sunkiai. Biškį laiduoja iš lėto. Keisti, kad žuvies nėra. Labai keisti. Kaip išlaikant tokius srovės plūdė, yra specialius plūdės. Bijau sumeluoti, kaip jinai vadinasi, aš tiksliai nepasakysiu. Pirma Klaruso, bet kad čia ne Vagleris, aš čia nusišneku. Surfas gal. Ar ne surfas, palaukit, taip stovi. Nu, žodžiu, yra speciali plūdė, netokia paplokščia. Ir jinai trikampiai tokia gal labiau net. Ir gaudu. Jo. Bet matau, yra paprastų plūdžių sėdėjai. Taigi yra, Aivarai, šitos Klaruso plūdės, kur tu ją gali užmest prie kranto, ne? Tarkim, šičia dabar, kada yra srovė, o nuvaryti ją nuo pusę. Ta prasme, su maču pasiėmęs, jeigu valų turiu, įsidėgu, kad 20 gramų plūdę, aš ją nuvarau ją nuo pusę kranto. Žinok, buvo ne, aš dabar atkreipiau dėmesį bent šiandien. Anksčiau jau mačiau labai pas daug tų diskų, bet šiandien pas daug mačiau Klarusų sudėtos plūdės. Pas daug pasikeitė, mažiukai tie trikampiukai tokie.
Ar čia nuo oro gal ar nuo ko, bet jo, anksčiau būdavo pas daugą tie diskai, kaip tu sakai. Dabar galim specialiai net pasižiūrėti. Bet jo, čia matau Clarusų. Clarusų, jo. Lais pritrauk. Sujungės iš tų telefonų. Va. Jo. Tai o tokia, tu nusipirki ir tu ją gali vienoje vietoje srovė laikyti, jinai stovi atsistojęs. Tokia plūdė. Tai va, kaip su plūdė nesidomi, tai jo, Aivarai, yra tų formų visokių čia. Aš tarkim su paprastom plūdėm, tai tik tai stovinčiam vandenį gaudau, bet ir tai jau tiek Clarusų daug maž jau naudoju. O tarkim Nemune, tai gaudau tik tai su bolo arba su tuo surfu da gaudau. Sveikas, Vitalijau, sveikas. Sveikas, Artūrai. Jo. Čia bus bolo, bet aš dabar neatsimenu pavadinimo šito, kaip vadinasi. Aš kiek atsimenu, pradėjau su bolo gaudyti, tuos bolo su Clarusų plūdėm, būtent vas tokiam. Paskui bandžiau jau tą surfą. O, Daumantas, sveikas. Pasau, kaip antroje krantinėje sekasi. Daug sazanų. Varžybose sunkiai, šiandien sunkiai, žuvies nėra žodžio. Žuvies nėra. Trečia, betoninė krantinė. Tai vienas, o ten, kad su raudonu prasėdė, išėmė 3 sazanus. Tu matai? Čia turi sazano. Žiūrėk. Trečią kibimą, sakė, turi. Trečias sazano kibimas. Tikėkimės išims. Kur vyksta skirvytė trečia krantinė. Kaip išlaiko, čia yra sudėtos viduj gumos saugos specialios, amortizuojančių žodžių ir kada didelė žuvis užkemba, tai guma tiesta tiesiog. Bet įsivaizduokit, visą dieną gaudai, o tas tokias žuvytes gaudai, ne? Ir paskui užkemba tau sazanas, karačią. Tu sazanų nešizom. Tai tik tai visą laimę, kad jį reikia išimti.
Tai faktas, Aivarai, tai jūs, kaip sakau, jūs tai tik dalį dar sužinot, aš daugiau pamatau, žinai, kitas iki. Išjungi laivą, pasikalbi su kažkuo, žinai. Nekyla, žodžiu, nuo dugno sezonas. Nėra sunku čia, Aivarai, taip atrodo, žinai, tai pasižiūri, va, matai, kaip kažkam nusimovė galas jau. Būna ir tokių variantų, kaip kada. Čia turi sezoną užkirtis ir neištraukti. Netkelia nuo dugno, žodžiu. Vėjas tai, čia kosminis. Sveikas. Skirvytį. Turėjau sezoną užkirtis. Vargina po biškį. Gal. Biškį. Tiesiog stengiasi, žinai, kaip pasakyti, per jėgą nelopt. Arba kiekviena žuvis toks sezonas aukso vertės realiai. Aukso vertės. Tai... Bet jau po biškį matau, jau plūdai kyla po biškį, jau gerai.
Jo, justelį jo. Kitų net nei pusė tiek nesveria, žinai, bet tu įsivaizduok, jeigu pagavęs, kokią, 50 ešeriukų, tokių mažiukų pagavę turi, tai arba pūkiukų, tai pats supranti, kad bet yra žmogus jau vienas 3 pagavęs, kitas 1, bet čia gali gal iš kokių 8 kg kokį ištrauk, žinai. Ten girdisi, kai valas cypia, ne? Jisai stovi, apsūdėjo atutą, toks juoduliukas ant atuose. Bet jau po biškį kyla. Jo, smagu įtarti, jo, smagu traukti. Bet visai eina, kuris nori, blecha, ant kur eina, aplaudėjo. Nenori pasiduoti. Jau, viskas guli ant šono. Guli ant šono, gražu. Dabar turi išimt. Jau, turi išimt. Paguldė ant šonų, pervargęs. Jo, gražu. Dabar sako, paleisiu. Jo, bet žinai, kaip jisai stipriai. Buvo prieš tai 2 kibimai, dabar 3 kibimas, 3 kibimų tik išėmė. Bet įtariu, rankos turėtų trepėti nuo adrenalino. Labai daug jis duoda čia. Kada žavies nėra, tokį ištraukti mansarą, tai. Ja. Gali būti, jo. Bus matyt, palaukit 3 valandą svėrimą ir matysit. Plius minus matysis visiems. Kiek įsivaizduoju, tai aš manau, kad svers viską nuo vienos pusės. Tai turėtume matyti jį. Čia irgi va šičia. Vieną sazaną turi pagavę. O šičia yra 3 pagauti sazanai. Vyksta dasišėrimas. Visko gali būti. Žinai, taigi yra kitų sazanų tikrai tokių po 15, po 10 kg, tai aš pats girdėjęs, kad pagaunu, žinai.
bent pirmai mačiau ten sliekų Daumanto. Pagavo. Bet jų jie. Na, kaip čia pasakius, tokio dydžio, žinai. Ai, dar prišnekė apie tą 20 madai. Aha. Taigi palauk, aš čia pernai metais, aš čia tas plūdas parodysiu, pernai metais gaudė su mikromasalais tuos karšius kirvytį atvažiavę. O, tas plūdakis matosi čia labai gerai. O. Čia ne žvejyba, pornografija, sako. Na, kaip kam, žinai, čia. Kitiem va tas feederis pornografija, žinai. Laukiam. Gal bus dar manau, kad turėtų būti dar bus kažką. Jo, čia ne Anglija, čia Ispanija. Atvažiavau laivą padaryti, Ispanija vyks pasaulio čempionatas. Jūs padėti biškirai. Ant žemė. Tai jau faktas. Faktas, jebrytė, faktas. Tuo apsuksim, kad geriau matytumėt. Čia. Čia 100%. Tai jo, bet anksčiau žuvies buvo. Jo, tai čia irgi atrodo gražu, tik tai aišku, čia gal, kiek mačiau su 13, gaudau su 9, su 10 šiandien, žinai, tai gražu, aišku, šiandien galėtų nebūti vėjo, žuvies būtų normaliai, tai būtų kažką parodyti, žinai, daugiau. Bet čia, kaip sakyti, nepasirinksi, žinai. Toro. Čia ryšio nėra. Nėra ryšio, einu kažkur kitur, kur ryšio yra. Tausia, čia matau, kad ryšio nėra. Arčiau paukštų, šitą geresnis ryšys. Pas kažką pastatyčiau. Durnius galėjau švakar pasimt susikrautą mantą. Būčiau galėjęs sėst į, kaip sakyt, su feederiu pagaudyti po visko. Žiūrėsim rytoj. Dėl to aš ten ir pagalvojau, nes ten krūpynasi. Aš jau prastai dėl to pagalvojau. Ne, taip negalim. Taip negalima šiandien.
Matai, dar kaip šitą. Saka, kad šįmet ilgės gaudyti draudimą, bet toli, žinai. Bet šįmet truputį paskutinį gėlę, kokią turėjau. Kovas buvo. Kad šįmet ne? Truputį turėjau. Nauja. Kažkas ryšį pavogė, karačiai ir nepagaunu ryšio. Nesuprantu, kame reikalas. Kame reikalas. Nesuprantu. Palauk, na, šaivo reikėtų. O, žalia raudo. Kaip dabar stringa ar nestringa parašyti? Perjungiau telefoną kitą karačią. Sonu, tai visai dingo ryšys. Ką dėl draudimo sakiau? Buvo šneka, kad vėgėlių prailgins, žodžio, žvejybą. Jo, bet čia tik tai buvo, kaip pasakyti, čia buvo siūlymas, žinai, o ar pratęs, ar ne, tai dar neaišku, žinai, ta prasme, nu kaip pratęs, prailgint galėtų. Tai jo. Jo, faktas. Спасибо. Привет.
Jo, žinau, Aivarai, žinau. Paskui vienais metais išėjo straipsnis, kad nežavys dėl to, kad tipo neapsimoka. Ir viskas, ir baigėsi. Bet aš mačiau, yra jų pardavinėjai. Tas Vėgėlaitis įsižuvinimui, žinai. Tai nu. Jo. Kažkur pasivaikščiau. Pasižiūrėjai, duot kol kas ramu. Vėjas rimsta į pabaigą. Rimsta. Bet signalą pasiėmęs, aš kiek suprantu, tai iki baigiant 2 valandos bus tik tai varžybos. Kaip kliovas, sunkiai. O tai varžybos iki 2 bus ar? Kaip? Iki 2 ar 3? 2. Iki 2 valandos. Jo, to svėrimas bus. O svėrimas bus iš vienos pusės ar iš 2? Ne, iš kitos pusės. Supratau. Aš žvejų tik ne, tai šabiai. Kuoja. Jo, tu baigsis kažkaip, aš kažkaip galvojau, kad kaip ir feederį, kad iki 3, žinai. O buvai pasaulio čempionate? Ne. Mes tik tos plūdės plokščias jų neneša kažkas. Jo, Aivarai, prašo federacija man. Norėtum, kad paprašytų manęs federacija. Ta federacija net nežino apie mane, kad aš esu realiai. Šįmet sužinojau, karačią, bet į tą esu sunkiai. Karačią, aš kada... Jo, Aivarai, aš kada pradėjau rinkt paramą, žinai, tam pasaulio čempionatui. Tai federacija pas mane užėjo, karačią, po tuo postu parašė aferistas, karačią. Jo, tada jau paskui puoliau aš aiškytis, karačią, kas čia vyksta. Kaip sakau, supras, blėt, aferistai, žinai.
Čia sakau, padėka tau, man už tuos 2 metus, kai aš čia važinėjau, žinai, savo lėšom, kada čia. To prasme, sako, tu važinėjai. Tai sakau, yra, taigi YouTube visi sukelti visus tiesioginės transliacijų, žinai, pasižiūrėkit, sakau. Na jau. Tu sušvilpsi ir turėsi visada. Dabar sušvilpsiu 55 minutės. Ir po to 14. Panašu, kad kažką įkirtų. Sazanų turim. Panašu, kad vaikučiai sazanų. Jau pagavom krakų. Pasvers. Jo. Turi gerą. O liko 12 minučių. Jo. Įkabinau, kuria čia Suzana, liko 12 minučių chyba. Statymus darom, ištrauks ar ne? Turėtų ištraukti. Arba ne Suzanams, jo, kur to čia vaiko ten. Jo. Aiktis. Išspjovė. Oi. Nelabai. Gaila. F katuojame. 11 minučių liko. 11 minučių ir baigsis. Aš galvoju kažkaip 3, kad bus, bet ne, pasirodo. Pasigauna įvaryti dabar po biškį. Vienas kitas tas Sazanas užplaukia, žinai, pagauna. Kas juos moka gaudyti, pagauna daug tų Sazanų ten. Bet ne visi juos normaliai gaudo tų Sazanus. Vieni atvažiuoja užmeta tą meškerę per 5 valandas iki permeta ir paskui jie tikisi Sazaną, kad pagaus, žinai. Kaune žvejoj. Kur žvejoj? Bet ten nėra tokių prūdų. Jo, Simon, jo. Šitą plūdėm. Galim pritraukti, dabar vėjas nurimu. Matos, plūdė normaliai. Vėl reikėjo to vakarą laukia, kad žvejoti. Ne. O, tą plūdė, nesisakau. Priskendų. Buvo prinėras, matyt, kibimas buvo. Manau, žinau, ką varanėrė, tai paprasta kaip atrodo, žinai, kad tvariai užmetė ir tu jų prilups. Nežinau, žiūrėsiu, bandysiu. Dėl rytojaus, neaišku, gal rytoj sėsiu šantų Sazanų. Tiesiog, jeigu bus norų čia važiuoti, tai atvažiuosiu čia, paskui man tų Sazanų sėsiu, žinai. O kas apie karosus kirvytį girdėt? Nežinau, Simonai, kiek žiūrėjau Facebook'e, tai prigaudė tų kebratus.
tų karosų, žinai. Tai va, sakau, grak. Apie svečią kalbė. Yra, manau, kad tikrai pagauna, žinai, kas moka juos gaudyti, tikrai pagauna. Vėjas, blecha, baigėsi. O, svečias 11, nu tai visai gražu, sakau, tai vadinasi yra tų sezonų. Žiūrėsiu, sakau, aš dar neapsisprendžiau, matysiu rytą, gal Jurbarke tada sėsiu, nežinau, įsivaizduoju. Galėjo būti oras visą dieną šitų. Tai jau, bet jų neišgaudys, prasme, nu kaip pasakyti, žinai, rasų. Aš manau, jeigu norma ten pasimakyk, kiek galima, tai viskas gerai, žinai. Mes po biškį liko 6 minutės, vieną pusę, nu, tie svėrimai prasidės. Liko 5 minutės. Taip, niekad, kaip sakai, Aivarai, niekad nevėlu atvažiuoti, visą laiką gali atvažiuoti čia ir bandyti. Tai nieks nelaiko, kaip sakau, žinai. Nieks nelaiko. Tai jo, bet kur nesėsi, jo. Aš atsimenu, mano kolega kažkada iš Marijampolės važinėjo, daviau koordinatės Karačia, kad į antrą atvažiuotų, žodžio, krantinę, karšiai kibo pavasarį. Dėkui, Žilionis Eikas. Tai spėkit, kur atvažiavo į 3 krantinę, nieko nepagavo ir išvažiavo namo. O tas iki karšiai kibo. Pavasarį tikrai jie kibo antroje, prie miškelio. Žiūrėk, kaip vakar buvo. Čia tokia perėja, žiedas ir perėja. Su draugu važiavom pasivažinėti. Važiuok, kur pastėmė. Čia kur keltas. Sveikas. Negi, ant galo bus svėrimai. Dėkui, ritmas. Jo, meškerės, tai kosminiai, sakau. Kosminiai. Kosminiais, blecha, oras pagerėjo ant pačios pabaigos. Galėjau visą dieną toks būti. Pasitaisė ant pačios pabaigos.
Labai gaila. Tai va, Grakų, kad aš nepasimiau įrangų, prasme, nepasikrovau vakar vakare. Šiandien ryte irgi nespėjau, leikiau tik tai, kad spėti atvažiuoti, žinai. Labai norėjau šiandien atvažiuoti ant tų startų, bet į tai 15 minučių pavėlavau. Bet Jurbarke prie tilto buvau nuvažiavęs pažiūrėti, ar daug žvejų, tai išsigandau nuvažiavęs. Išsigandau realiai nuvaręs, kad čia žvejų dachuja, karičiai gaudo. O dabar jau ryšys matau, striginėje. Gal, kada, žinai, poreikis turi būti, žinai. Žinau, Grakų, buvau užėjęs pas jį laivą. Ir buvau nuvažiavęs pasižiūrėti, kaip jis gaudo, žinai. Bet aš trumpam tik kaip pristojau žodžiu ir pasižiūrėjau. Dabar bus, aišku, ryšys pastriks. Bet nieko aš nepadarysiu, niką nugau. Liko 2 minutės. Liko 2 minutės. Bet tam Jurbarke, kaip pasakyti, nėra hebra lengva. Taip kaip atrodo, kad ten atvažiavai ir prigaudysi tų karšių, tikrai nėra lengva. Tai reikia pataikyti vietą, tai taip ir varžybose bus, jeigu išsitrauksi gerą sektorių, tai tu laimėsi, o ten kokia 80-70% sektorius lemia. Tai čia matau, trolfą bitina. Pilnai tikiu, sėdu šiandien daug kas į dambas, atvažiavo daryti treniruotę. Tai kaip pasakyti, kažkas, žinai, kažkas užtaikė. Viskas baigės. Tai va, bet jam bus sunku. Nieko, tau dar rytoj teks čia pasikalbėti. Nu, žiūrėt. Kokius kaliukus. Ai, nebus. Rolfas cigaretę trau. Kaip, Rolfai, sunkios varžybos, ne? 23 žuvytės. Eik tu savo. Žiauriai, ne? Kad tokiai upiai nebūt žuvies, tai net keista. Jo. Pirmą kartą šlapinį, o jūs didelį naudojate? Jo, didelį naudojate. Einam naudoti, aš daugis visi. Aš tokį nebūdum negalvoti. Tai va šitą tylą ir neįnespėdė. Nu, man tai tinka. Na, žiūrėti, flūdės, kokius praeis aš arčiau parodį. Labai dėkui, kad pasiekė. Kokios plūdytės. Visiems sako, po kilą ir nesveriam, sako, ir viskas. Bus svoriai labai maži įtariu. Labai maži svoriai. Aš sversiu, surašysiu. Jo, aš nemoku. Gerai. Šiek vis svoris. Gal nefilmuokit, čia žinokit, tai neprestižas dabar bus. O ką darysi? Reik parodyti. Neprestižas. Rytoj gal bus geriau. Galima.
Reikia Mano parodyti. pusė mat pagavo didesnį, tai jau gerai tiem karpių yra. Daugiau to pagavo kas nors, ne? Ką? Daugiau tėtis. Vieną? Karpį. Žiauru, jo, bet, nu, bet ne nuliai. Siek ne nulis. Nulį. 66. 0,066. Ne, rašyk 66 gramų, nerašyk 0,0. O vėl. Ne, nesvarbu, ką padėt. Gerai. 66. Ne, rašyk 66 gramų, nerašyk 0,0. O vėl. Ne, nesvarbu, ką padėt. Gerai. Tas, kas pagavo sazaną, tai ant kiek šauna į viršų, karačią. Sietkos didžiausias žuvies nėra. Nieko nepadarysi, žinai, čia. O, bet čia biškai daugiau negu 66. Čia gal bus apie 200 kokie. Čia vištos įdomus, bus nežinau. Eva bus. D. Ne. Gerai. Čia vis tiek kažkiek daugiau pagavo. Nu, tai bet ten gale geriau pagavo. Bet man va keista, kad nėra karosų. Turėtų karosą, turėtų šliaužių. Šį vat, kodėl nėra. Nu, tai karšių tai jau seniai nėra. 3, 9, 4. Į vandenį, minduoju. Tyčiai. Granilės, ne taip kaip tos. Tik ir normaliai. Jana, thank you. Thank you very much. Kiek? Aš tai daug. Per pirmą valandą 40. Nu, čia ten O, mano pusė tik žuvingesnė. Per valandą turbūt tiek vakar per visą nepagavau. Bet pats skirtingas. Karpiai tie ragi. Nu, bet iš tikrųjų. Lygiai jau 3. Čia daugiau. O toliau to daugiau. Karas. Ne, nereikia nieko. Už karių užkabinti nulis turi rodyti. Ne. Nulis. Geriau negu tam po 20 gramų. Dar vieną. O, ką tu? Dar ne vis. Jis. aš apie ką šneku, jau taip. Dar jie papurti. Taip. Lievos sietkas nesimato. Viskas. Taip atrodo jau, kad čia atvarysi, žinai. Šis 7-0. 7-0. Pirmą valandą tai tą žengti. Čia nemoka elgtis. Ką dabar spaust? Nieko? Nieko nereikia. Eik, tu neduok čia niekam rašyti, tu tik rašyk svorį, tu nesuk pagalvoti. Parodyk bent jau. Parodyk, kada jo. 6-7. Nu, va ir viskas. Parodyk. Va, viskas. Patikau raštų, tik rašyk normaliai. Tai aš dabar stengiu. Tai lyraščio. Dabar kol kas gerai yra. O, 173. 1,73. O, matot. Žinai, ne? Tai mes taigi įsidalinom jau per pertraukėlę. Jau mes jau viskas buvo aišku. Nu, per pertraukėlę buvom įsidalinę vietos. Kiek vienetukas jau. Pirmas? Palauk, telefoną. Tu 600 gramų, ne?
Pala, Karolis dar neištraukė sėtų. 100 gramų. 100 gramų buvo pas kaimyną. Nes. Karts nuo karto reiktinti, o tai... Kad neužmėgtų ir su. Žiūrėk, kad pridaržė. Bet dar gilina. Dar ir liko. Aš pasversiu. Gerai, aš tuos padėjau jo. Dar? Greičiau. Viskas? Viskas. Ką nedaug suko. 6,15. Kelių gramų. 6-7. O tai čia viskas, va taip kaip įsiskaičiavome. Taip ir buvo, įsiskaičiavome. 3,1. Iš 3,1. Bet vieną nei pirmą turbūt nei buvo. Jau pasijai, lašar. Mikrovas toksai. Ir jisai toks, atėjo paviršium toks. Tai tada neįbūnė. Jo, bet buvo įsikabinęs. Jo. Kabliukas sutrūko, o antras tai didelis buvo. O trečias jau toks įtraukiamas. Aurimai! Balonkės laimykį neš. Ką pagabant balonkės, Aurim? Vieną? Galbūt. Lakį? O, yes. Stambesnė tokia. Yra. Kel. Atrodo, paklausęs daugiausiai. Jo, lieka, birutė lieka. Paleidžia juos, matai jie visi. Tinklai dideli čia jiem. Paraiškosi. Birutė lieka. Paleidžia juos, matai jie visi. Tinklai dideli čia jiem. Paraiškosi. 7,7,0. Į vandenį. Ešeriukai čia birutė. Ešeriukai. Pūkučių mačiau buvo. Visi svorė bus te daugiau, plius minus 1 galą. Te bus sazan. Kaip? O, ausris bus irgi neblogai. Prilupęs. O kaip tau popkė? O dabar. Gerai. O čia kilos. 50 lygiai, tai dar ir... Tai jau turėtų būti šliaus. Ir kojyčių žiūrėkėjome. Nu, kas 8. Kilas, o, blet, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Į vandenį. Paleisi iš Jo. Ryšys pastrigo. Ryšys pastrigo. Tai sakė 500 gramų. Girdėjom ant pačio galo tauškėt pradėti, gal pasigaudyt pradėti. Ant galo gerai, 5 žuvis. Girdėjom ant pačio galo tauškėt pradėti, gal pasigaudyt pradėti. Ant galo gerai, 5 žuvis. Nes, pagulį kidės. Keturis. Tokia turė.
Kaip? Mindaugas. 26. Stringa, stringa. Nieko nepadarysi, aš plaudžiu rankomis. Va, rodo, kad atsigavo. Gal atsigavo. Bavėjas ir čia ta krantinė, tai nereikinga jinai čia. O, kokį kuolį. Devyni, penki, 9, 5, 8. Vycka nešam. Jo, dabar matau, kad gerai, dabar jau rodai pas mane žalį. Vėvėjas pradėjau kilt. Tik buvau nurimęs karačią. Nešam. Kaip viskas? Pas tave dar gal ten buvo. Jo, buvo. O tai kiek tavo rolis? Po 700. 7, 9, 9. Advilys šiam 6 gramus pagavo. Ką? Kaip, dariukai? O, tai tu lyderis varžys. Svarbiausia čia Klinska apgauti. Daugiau visą dariukai. O, tai tu lyderis varžys. Svarbiausia čia Klinska apgauti. Daugiau visą. Penki. Čia didelė sieka jau. 5, 8, 2. Daug čia taisim. Tai dadėka, tu žinai. Tai šitą reikia, žinai, ant džiauno. Ne, tu tai pašia reikia. Tai visą matai. 9. Ryčius tai pavarė, ryčius tai bus pavarė. Darašyk jam ten gramus. Kiek svaru? 7, 8, 1 gramas. Darašyk jam ten gramus. Kiek svaru? 7, 8, 1 gramas. Ne, 81 gramų maks, ne? Nu tai, žinai, pabūtų. Jeigu 7 gramų, tai. Nu tai, žinai, pabūtų. Jeigu 7 gramų, tai. Ne. Nu, su viskas. Tai paliekam tą. Paliek. Kaip, čiukai? Koks didžiausias? O, Paryžius.
Svoris? Po kol kas kranta, bet nežinau. Dar vienas liko. Palauk. Jau baigėsi durpas. Žiaurios, čia varžybų žiaurios. Tikėjausi, kad varysiu bus vyrai pridaužę. Tos žuvies. Daužė, bet netokios pasireiktų. Na, 6, 3, 7. nėra žuvies. Nei žuvies, nei ryžių, karočią. Nei žuvies, nei ryžių. Ir kaip tau sekėsi 2,5, kiek pagavai kokią 15 įtari, ne? Vėryšys pastriau. Vienas bus. Tai vieną užtekti. Jau užtek vieną pasą turi pradėti. Tai vieną pasą. Visus. Vieną, aišku. O, palauk. Gerai. Kiek turi būti? Kem. Yra. Tai visi bus. Neidėja. Gerai, yra, ne? Kiek važiuok. Nu, drąs. Ir šitas. Tikrai yra. Yra drąsiai. Metras. Dirba. Statą pasikėjau. Kiek čia? 6, 1, 5, 9. Šešių čempionas! Foto, Maladės! Eisim prie butelio papasakos, kaip reikia statyti karpuką. Bet jisai irgi, jisai įtėjęs. Jau pirmą kartą su karpinė sistema traukė. Ai, tu karpinę sistemą nepasiruošai buvo? Nešam, Jisai Stasi. žinojo, ką jūs nežinojo. Jis vietinis galim. Ir leščių pagavo. Rimtai. Metai. Metrą, ruošk metrą. Įvykus sistemą tavo. O, Stasi, šitą. Tu bliačia. Kokia gyva. Skraido. Kad čia bus, tai čia šių. Nepalauk. Tu neįdėjai. Man paskelbimą. Yra. 2 cm plius. Magaryčia. Kad nesusitraukti, belaukiant. Antras, aišku. Kas? 3, 5, 8. Ai, Andriušo. Čia šito zon? Ne, kito. Tai Andriušo zon. 3, 5, 8. Paleidžiam iš karto. Jo. Tai turi pradėti kažkur traukti. Nešam. O, grūna.
Virš kilo. 1, 1, 1, 6. Leisk vandenį. Andriuša, nešam. Tai variu nelaikyčiau čiurkat. Visi vienetukus. Tai mes tuoj pamiruosim, jis nevamirovas. Mes rytoj pamiruosim. Padarysim. Rytis žirgas pasiėmė, jeigu ką kirpti, uodeg. Tai buvo šiaip dar didesnis, kur nuėjo. Ne, čia bus 40. 40. Bet ir du ešerių. Bet dirbau. Bet nepatikėsit, per 1 valandą 40 bubų. Per 1 valandą kem kuoj. 3, 7, 6, 3. Reikia flipuoti. Mūsų žvaigždė taip apgaudė. Kaip tau? Kam? Paviliūnį. Po Viliūnį gerai? Pirma? Nu, Tai tipo aš painkaravau. tai tu inkaras turbūt. Tai kažkaip, tu turi kažkas. Kažkaip. Buvai gerai. Remyliai išgaudė tavo žuvį. Važiuoja tavo limitą. Gerai. Palauk, nu. Kaip? Pusantro kilo. Bet ant su ešeriukai. Ir taip ir taip. Ir kultis. O, šešeriukų parenkęs, Nu gal atvarė dabar. parenkęs. Dirbai, matai. Tai botagėlė. Jei. Tai ir dirbai. O, skaitom. Prisimeni, kai buvo tas... Bet čia smulkmės daug. 1, 5, 8, 5. Vandenį. Jo. Gali namo pasitikti. Pomodorai. Bolonkę buvai patiekti? Nors ne. Nešam. O, ir tu kilai. Žiūrėkite, Andriušos nedaug trūks. Bliat, tu gerai čia pagavai. Padrai. Net veikia mūsų špantas. Net rėmėjai. Aliktos, 15 ešeriukų. Nieko nėra. Nieko? Aišku. Kažkas tai tenai kniaukia. Dieve. Dar kilogramų trūks. Tai tas ką? Ne, tai karpis. 2, 1, 5, Kiek buvo 6. karpis? Buvo maždaug. 1,5. Pusantro. Leidžiam vandenį. O kiek tavo 3-3? 3,5 ten. Nu, ir šių varžybų lyderiaujančios vietos sportininkas. Ne, nebus. Pamatuoti yra ką? Yra dar. Viskas. Kojas? Neišmėrink. Ui, Daug trūko, ble. 1, 9, 9, 4. Tai 105 gramų, ne?
Viskas kaip ryte baigėsi svėrimai, žodžiu. Ką? Šiaip Tai rytoj vėl. situacija tai žiauri patys matėt, kad pagrindas ešeriukai. Pagrindas ešeriukai, tai kokią sezoną sugaudė, kad čia tie laimėjo. Jau geriau butelį. Bet čia važinai, ką reiškia, pasitreniravom tam Slovakijai su štekeriai. Ir dabar. Bet jau. O tai tu stebuklą pridaržiai. Dėkui, ritmas. Viskas atsijungia ir aš važiuoju namo, kad čia. Oi, ble. Gerai, iki visiems, žemryti.